Sveiki visi, lapkričio vidurys. Šiais metais turime dar lapkričio 24 dieną paskutinį sezono uždarimo renginuką Retreiso. Automobilį jau užsikūrėm, akumuliatorių pasikrovėm, draudimą pasidarėm, susižiūrim paskutinius dalykus ir ruošiamės į startą. Taip kad lekiam į Druskininkus. Sveiki, lapkričio 24 diena. Ruošiamės, kraunamės, kaip studentai viskas paskutinę akimirką. Taip kad kabinam traliuką, kraunam mašiniuką. Vakar dar pasidarėm šiek tiek darbų tų, kurių nepadarėm ir kurios reikėjo padaryti anksčiau. Susitvarkėm ledbarą, ledbaras buvo priekinis perdegęs, bandėm truputėlį remontuoti, bet nepavyko. Tai galinį perkeliam į priekį ir šoninius perkeliam į galą, kad turėtume truputėlį šviesos važiuojant atgal. Taip kad traukiam mašiną, kraunam ir lekiam. Prie pagrindinio įėjimo raktų dėžutė. Va, Augmantas 8. Lungtas duris. Liko surasti raktą. Liko surasti raktą. O tai kodėl nieko nesu parašyti dalykai? Tiesiog pasižiūrėjau vokietijos dalykus. Apšvarinti. Gal reikia daužti stiklo. Prie durų pasidėlė. Ai, va. Eik tu. Šietas klasu. Va, eina pažiūrėti. Kamariukai. Lekiam į parduotuvę ir varom į briefingą. 2 dešinės pirštinės. Marti, gaudyk dūmus. Atidaryk kabotą. Šiūrą. Oi, kas čia bėga. Aš žinau, ką reiškia vairas tikrintuvas. Oi, karamelį. Kas ten nutiko? Nieks neprasidėjo, jau turim gedimą. Gerai, važiuosim be vairas tikrintuvo pačios parodyti. Iš kur čia tiek puta, nebus čia alus kartais supiltas. Šito dalyką mums prireiks. Pažiūrėm. Turi pašias. Gal šiaip? Kamštis susidarė buvo. Čia kažkaip... Čia senai naudotas sukrytę. Taip.
Tai šitas pliusas. Nu, raudonas būna. Šitas. Nu, čia jau toks Jau rožinis. čia, žinai, va, dabar gal šviesiau. O, vis tiek rožinis. Skonis, kaip ten, spalvos neturi skonio. Ir netgi veikia. Skonis neturi draugų, sako posakis. Tai nėra skonio. Nu ir va. Vyrai, jeigu netyčia nukristų trekeris, dėl to, kad dabar yra šalta, karšta ir taip toliau, tai kai jisai nukris, svarbiausia jį palikit taip, kad jūs skaičių teisingai matytumėt. Nes čia viršų Jeigu yra ant ten. nevažiuosim atbuli per trasą, ne? Jau. Gerai, sėkmės. Nežinau, gal žiemai katų, gal dar ką nors, bet migracija tikrai didelė. Tai ir medžiai naktį miške bėgioja, žinokit, ir gyvūnai bėgioja, tai atsargiai, neperspauskit. Šiandien klausim, kaip trasa. Tai šiandien trasa, sakyčiau, tokia Taradaika. Taradaika, tai pamatysim, kas nesusivirino stakanų, kas pramiegos tikrai yra ir kelmų, ir akmenų, tai turit būti atidus, neužsižiopsoti, neužlėkti ten, kur nereikia. Šiandien atsikratys žmonės, kurie perspaus, nes susitvarkys su savim. Tai gali būti reikalų, bet nėra kažkuo jinai labai ypatinga, kad sakyčiau, čia wow, bus sunku ir panašiai. Tikrai aš jūsų naktį nesiruošiu kankinti. Ją vadovautis ir kaip ją važiuoti. Iš esmės yra 3 pagrindiniai puseliai ir jais jums reikia vadovautis. Pats pirmas puselis iš kairės kilometražas. Šiuo atveju, kai jūs pasileidžiate. Į dešinę. Ne dabar, bet tai žaliu. Kuris perdegė? Ten priekį. Pavalyk langą, blogai matosi. Oi, pasirūpinau. O, taupyk skystį. Čia bet vanduo paprastas. Ne pasap, specialus vanduo. Šaltiniam. Tiesiai neįsivažiuoju. 70. Nes jie mėgsta. Tu klausimų čia labai daug gali neuždavinėti. Ten, kur miestas, daugiau klausimų gali būti. Nu, tai šiaip dėl patikrinimo, tai kartais gi mėgsta ir 30 miškį. Bet čia Umandas turi pasakyti. Man antrą kelią knygą būtų gerai turėti. Bet po vieną jie dalino. Tai po vieną, sako, ateikit pasiimt. Ir aš jau pasiėmiau ir liko gal 5 knygos. Tai ten išvogė visi čigonai. Čia? Jo, pagrindinį čia. O, matos jau, dabar čia važiuota. Čia važiuota. Kažkas ir medį pabučiavo miškį. Sakė, kas pirmą dieną perspaustas, antrą dieną galės nebevažiuoti. Opa, kas čia? Įrankių dėžė. Jamam. Imam įrankis nemokamai. Tai, pala, surenkam. Davai, greitai. Neatsisek. Greitai, surinkit, įdėkit į mašiną. Tai žodžiu, grybą pjovėm. Kur bus? Dar 300 metrų ir į kairę 3,5. Tai daugiau negu 9 laipsnių į kairę bus, pasakys. Dar 200 metrų. 2,5 tiksliau. Žodžiu, tau šalutinis bus, tikrai pamatysim, nes ten bus toks geresnis jau žvirkelis kažkoks. Va, kur jie pasuko, ten kažkur. Na ir gerai. Geriau biškį lėčiau, bet ten normaliai davažiuosim. Tegul parodo, kur visos duobės. Čia kažkur. Ai, Va, čia. jo, į kairę čia kažkur. Va, račyka? Oi. Oi. Kas plovežas, ką. Kas tai buvo, va? Ir stuburą gali susilaužyti. Ir svarbiausia, nieko nesimato, tai... Čia
realiai kaip daržovės grįšim. Apmokdavo net leiks. Važiuok, važiuok, Ten dar turėčiau. Eina pas nu. Davai, dabar mūsų daug iš karto. Davai. Ova. Все, стумем iš čia ir stūmėm. Давай, stūmėm. Dar reikia, dar. Dar porą žmonių, davai. Ir nevažiuok į galą, iškart stūmėm. Davai stūmėm, visi išstumsim, to nedaug nu. Davai, pabangojom šitą. Paspaudrėk, sanka pa. Tipo? Ne. Давай, stūmėm. Važiuoja? Jauniau! Važiuok čia! Priegi virvę tau! Priegi, kabink! Давай atgal, visi, op! Давай atgal, ištumėm. Все, užtenka, dabar į priekį. Super, ką? Nu? Tuo. Ką darom? Tu atvažiuoji, kabinom. O, tu būk, aš žinau. Dar. Gerai. Opa! Tai dabar. Ai, pagnali per abudu. Per dūmus nieko nesimato. Nieko. Taip uždūmino. Pirmasis užvažiavom, kalniukas smėlėtas, gana nesunkiai. Bėgu kaip šuo, kaip paršas. Nu ką, šiandien tikrai bus įdomu. Yra ką veikti, yra ką pastumdėti. Taip kad varom toliau stumti. Gal dar išrausgavę ten. Nu.
Ir mes iš karto. Ko žvengiat? Ta pačią šaknį pagavos. Irgi rato neturit. Na, galvom, kas nors net mes pasikeitėm ratą, bet traukiam. Nesikvietėm. Traukiam ir ratą ir traukiam. Ai, tai jau nieko. Nebūtų įdomu, jeigu nebūtų linksma. Galėtų dar kas nors pavaryti ant to. Man tai man reikia pakrauti telefoną, žinok, įsikrauti. Skirtom kampą per čia. Mes irgi. Pasitraukti. Nu, jas Dankrat. Jest. Ar prikelsim? Lauk, tas raktas. Gerai, tas galas, bet ne priekis. Tu kai gali pamiršti, kad gražiai buvo švarės. Taip, po. Kokie minutė. Turėsia, kad... Ne, rašuoju. Išimtą ratą bus lengviau. Bla. Duok telefoną, nes man nesiklaidinėja, aš kaunu dabar. Imk. Palauk, to neatrakinai dar. Pasuk. Eik, nespaus rankos, na. Pasuk. Pasuk. Kur pagalys pakelt? Donkratą. Tačiau nereikėjo dėti. O tai kur mes pramušėm, einam pažiūrėti? Davai. Ten pat kur ir mes. Aug man, tai pašviesų. Kokias piršinės fainas. Lenkščiai yra? Vis tiek. Jūrka. Bet nesimatė tikrai. Lemba vis. Aš realiai tuo momentu, kai jau, nu karočią, užsukinėjau. Grenai. Bet lėtai. Bet ten akmuo? Kelmas, aš kaip smaigalys išlindęs. Na, vienas pas mane. Gerai, kad galinis. O čia vienas didžias, kuris sugrįžti. Čia tas pats razmėras. Nu, nelabai, bet bus gerai. Aug, užmes, bet. Pašviesą skylę. Ne. Su tokiom duot pirštę. Koks skirtumas nasivalys į kelnes, o į kelnes išviesimo. Duot ratą. Vaiduoti, nepasuk. Kryptinė čia? Ne tą ratą uždėjom, duokit kitą ratą. Realiai? Jau čia manau, kad nesvarbu. Kažkas batą pametė, susirinkit po to. O čia mano vis batas. Leidžiu. Važiuok. Pririš. Daug aš pasirinksiu geriau. Čia. 30 greitis. Sveiki. Good. Nieko. Kas čia buvo? Nu va, baigta. Pirma diena, naktinis važiavimas. Einam praustis ir ruošiamės rytdienai. Rytoj važiuosim jau dieną. Tai šiek tiek gal bus viskas aiškiau, nes šiandien truputėlį turėjom tokių nukrypimų, buvo netikslumų trasai, tai teko paklaidžiat naktį, ganėtinai sudėtinga surasti reikiamą kelią, taip kad rytoj tikėkimės bus lengvesnė diena. Kaip tik ant tas. Labą rytą, 4 valandos miego ir
varom į parduotuvę, nusiperkam kažką užkast, pilam kurą ir lekiam į startą. Komanda matosi labai išsimiegojus. Geras rytas. 4 valandų, sakė, per akis pailsėjimą. Vakar turėjom vieną minus ratą, taip kad pasiemam vieną papildomą ratą. Gal neprireiks, bet pasiemam ir lekiam į startą. Šaika nusprendė dar apiplaut mašiną, sakė, gražiau atrodysim. Ne, vandenį varyk. Tai greičiai, aš manau, pagal taisyklės važiuok. Aišku, čia parodyta, kad bus. Nemačiau, kad jūs Šuolis. Sėdi, jūs esat antri, pirmas nesugebėjo to padaryti, bet jūs tai Niek. Turim kadrą. Beveik. Turim kadrą. Gal lipti ir stumti? Tai čia be šansų. Jo, davai, išlipsim. Tai čia nepastumsi, tada pratrenks atgal mašiną lėpim. Tai kad su barikas, jeigu kabinas ištraukti, nes tu nevažiuosi. Ratai ore, visi 4. Kurva, svorio per daug. Alaus pribaukiai iš vakaro nevažiuoja. Tai paduok biškį atgal, gal pastums. Ne, gal nebeduok. Mes tai... Ai, pravarysi taip. Ratai kreivai stovi. Leidžia. Neprakirto, biškį numontavo. Ne, tai sulanks rato.
Mortikas biškis sugeda. Biskutį tik. Ką mes galim padaryti su to? Gal mes jį galim kažkaip biškį išoperuoti? Atplyšo nuo šito, matai? Čia atplyšo. Zateškim. Šaltos varkės, kaip sako. O galim pabandyti atsisukti biškį pasikalt atgal. Aišku, nelaikyšia. Uždėsi ratą ir vėl išsiners. Bet bent jau gal dasitemtai tu po to iki kelio. Ką manai? Tyčia ar netyčia, pataikėm į kelmą, išmušėm amortiką ir, aišku, neturim pasiėmę atsarginę. Turim vieną tokį kaltininką, kuris pridarė bėdos. Nu, kaip ir nedidelis, bet gal to užteko. Gliama, rimtai neatrodo kažkoks kosmosas. Aš jaučiu taip ir gavos. Mūčio žeratas kažkaip išlenkė. Bet taip pat ar tokį tipą ir štai gal čia spėju, kad čia tiek ir te reikėjo, neskaityk ar čia būčiau ar čia. Šitą dabar svarbiausia prilenkt ir čia. Ne, svarbiausia dabar atitiesim šitą atgal į jo vietą. Čia, į tą pusę. Bet tu čia vengi. Nu, sakykit, ką norit. Matęs remontą YouTube tokio. Pabandėm irgi su dirželiu susirišti. Svarbiausia yra, kad pavyktų užvažiuoti į tą kalną ir pasiekti asfaltą. Ir tada bandysim kažkaip važiuoti iki traliuko. Taip kad, nu, panašu, kad baigiam. Nu, ratas prisuktas. Dabar numesiu nuo donkrato, kad jį vėl išūštų. Jo, biškai geriau. Ne, šitas vienas defektėlis, bet keista, oro neleidžia. Bet vis tiek matai. Tai jo, bet atsirado tarpas. Panašiau. Ratą ištiesinsi biškai dar pagerės. Reikia bandyti lėtai nuleisti. Dar amortiką reikės viršų prisukčiai. Nu va, atvažiavom iki traliuko, kraunamės mašiną, važiuojam dar į viešbutį, pernakvojam, pasilinksminam ir lekiam namo.
Štai ir baigėsi lenktynės. Na, gaila, finišo pasiekti nepavyko, bet bendroje įskaitai savo klasėje likom 10. Tikėtina, jeigu būtume pasiekę, gal būtume papuolę ir kokį 5-tuką ar aukščiau. Na, bet yra kaip yra. Dėkojam organizatoriam už trasas, už nuotykius. Tikrai buvo įdomu, užskaitom druskininkus. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų nuotykių. Iki.